Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Anuo metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams: Būkite gailestingi, kaip ir jūsų tėvas gailestingas. Neteiskite ir nebūsite teisiami. Nesmerkite ir nebūsite pasmerkti. Atleiskite ir jums bus atleista. Duokite ir jums bus duota. Saiką gerą, prikimštą, sukratytą ir su kaupu atiduos jums į užantį. Kokiu saiku seikite, tokiu jums bus atseikėta. Tai viešpaties žodis. Pasakyk, liepia Jėzus Faustinai, kad gailestingumas yra ryškiausia, originalia didžiausia Dievo savybė. Visi mano rankų darbai yra vainikuoti gailestingumo. Kitais žodžiais tariant, gražiausia, ką galiu pasakyti, pagalvoti, su kitais pasidalinti apie Dievą, yra jo gailestingumas. Vieno kardinolo mintis kažkada mane sukrėtė, sako, jeigu nepažįsti Dievo, kurio vardas yra gailestingumas, tai sako, išvis nepratark nei žodžio apie Dievą. Nes iš tiesų neturi nieko svarbaus apie jį ką pasakyti. Jeigu kažką svarbaus turime šiais laikais ir iki pasaulio pabaigos sakyti, tai tik tai, kad Dievas yra gailestingas. Šloviname ir aukštiname ne tik Dievą kūrėją, kuris geba kurti, ne tik Dievą teisėją, kuris yra teisingas ir duoda visiems tai, kas priklauso, bet šloviname ir aukštiname, žavimės viešpaties gailestingumą, kuris visuomet duoda daugiau, siūlo daugiau. Jis dovanoja visuomet atleidimą ir viltį, kurių žmogus nenusipelnė pasirinkdamas nuodėmę. Nei vienas nenusipelnėme nei atleidimo, nei vilties. Rinkdamiesi nuodėmę renkamės mirtį, renkamės mažiau už nebūtį. O jis visuomet atleidžia ir dovanoja viltį naujam gyvenimui. Tai yra tai, apie ką jisai nori, kad mes mąstytume, galvotume ir su kitais dalintumės. Dievas duoda daug daugiau. Tai yra jo gailestingumas. Todėl Dievas, kai svajoja, kaip turi atrodyti gražiausias žmogus pasaulyje, sako šiandien tik gailestingas. Klausite Dievo, koks yra žmogus gražiausias, šiandien jis pats sako, tik gailestingas, būkite gailestingi, kaip jūsų tėvas yra gailestingas. Tai reiškia, atleisk ir dovanok kitam viltį naujam gyvenimui. Visada yra išeitis, jeigu sutikai Dievą, kurio vardas gailestingumas. Todėl galime šį rytą tik su šventąja Faustina melstis dar uoliau. Trokštu visiškai persikeisti į tavąjį gailestingumą ir tapti gyvų tavo viešpate atspindžiu.